Sveiki bičiuliai, šiandieną pabandysim būti tokie amerikoniški, tai tiesiog kepsim kukurūzus. Kukurūzai nėra tas augalas, kuris augtų miške, bet tiesiog jeigu važiuojate į sodybą, gal kokie kaimynai, gal šiaip ūkininkai augina kukurūzus ir galite pasiprašyti tiesiog kelių burbuolių. Tai mes paėmėm jas jau tam tikroji forma, tai yra jie atrodo kukurūzai štai taip, gal labiau esate ar parduotuvėse, ar meninėse filmuose įpratę juos matyti štai tokias jau nuluptas burbuolės. Bet kuo geras kukurūzas, tai vienas dalykas to, kad tiesiog mes jį galim kaip tokioje mini orkaitėje imti ir tiesiog kepti ant žaryjų. Tai mes laužą kaip ir kūrenam, anglis yra gana kaitras ir ką darom, paprasčiausiai tiesiog jau nebeturim tiesioginės tokios liepsnos, kukurūzus imam ir sumetam ant žaryjų. Ir jie tiesiog iškeps. Vėlgi, kas yra labai gerai, kukurūzo, štai šitie burbuolės lakštai, jie yra geras toksai indas, gera medžiaga kepti ir kitus dalykus. Tiesiog Pietų Amerikoje, meksikiečiai ar kitos tautos, nes netgi jos naudoja kaip tokius savotiškus lapus, ta prasme, kepimų. Tai ką mes pabandysim padaryti? Pabandysim padaryti tiesiog tokį, kaip ir faršo kepimo priemonę iš kukurūzų lapų. Tai pačius pirmosius gal išmetam, o sekantis lapai jie gali būti pakankamai jau kaip ir švarus, tokie kaip ir geri. Tai padarysiu. Tiesiog gražiai atsilupam, nesuplėšindami lapų. Štai, kaip minėjau, jūs galbūt labiau pratę parduotuvėje matyti tokį vaizdą. Na ką, imam tada, nežinau, mėsą, faršą ar bet ką kitą ir tiesiog bandom daryti tokius savotiškus, na gal čia kukurūzų balandėlius pavadinkim. Kol kepasi tiesiog, kai jau kažkiek kukurūzas apskrenda, apsukit. Mes tų lapų kaip ir nevalgysim, tai mums svarbu, kad jie tiesiog apsaugotų patį jau kukurūzo vidų. Na ką, tiesiog kukurūzo lapai yra geri tuo, kad jeigu su balandėlės jau turi turėti kažkokį bent jau minimalų meistriškumą ir žinojimą, kaip tenai lankstyti, tai kukurūzų burbuoliai natūraliai turi tą savybę, kad apsisukti aplinkui. Tai tiesiog į kiekvieną tokį lapą sudėjom faršo, galit, sakau, dėti kažkokią tai galbūt ir kitokią mėsos juosteles ar kažką kitą ir tiesiog dabar kepsim irgi ant tų pačių žaryjų ir kukurūzas tarnaus kaip apsauginis toksai sluoksnis. Na, dabar laukiam. Na ką, mėsa tiesiog pradėjo kepti, o jau kukurūzų burbuolės, kurias tiesiog savaime dėjom, jas jau kaip ir viena, jau manykim, kad ir iškepė. Na ir štai matot, auksinis toksai stebuklas. Vėlgi, popkorno čia nesulauksit, jisai vis viena bus toksai, pavadinkim, gan minkštas ir dabar, jeigu turit prieskonių kažką tai padarėt prieskonys, jei ne, tai tiesiog valgot vieną, o dar palauksim mėsos faršo. Na ką, kokių 15-20 minučių ir jau tie patys mažieji jau kaip ir iškepė, didesnieji gal dar turėtų šiek tiek pabūti, bet kaip matot, tiesiog prasiveria tas kukurūzo lapas ir galit matyti mėsą jau, kaip sakyti, iš arčiau. Iškepia tokie kebabukai ir iš kukurūzo gaunat vat ir tokį mėsos patiekalą ir garnyrą čia. Ir tiesiog galit pasilepinti tokių rudeniškų, gurmaniškų patiekalų.